Labą dieną, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai. Kas kažkelintą laidą aš įspėju jūs apie toksiškus preparatus. Ar tai papildą, ar tai vaistą. Šį kartą pakalbėsiu apie Kombodžos garsiniją. Aš jau senokai tai žinojau, bet kažkaip nenorėjau būti toks amžinas neigėjas ir negatyvos skleidėjas, bet jau mačiau, kad lietuvių kalba ta informacija yra prasimušus, dėl to mane padrasino. Taigi, Kombodžos garsinija tai yra iš vaisių išgaunamas preparatas, kurį žmonės naudoja svorio metimui, stambų žmonės. Ir jisai pakankamai toksiškai veikia kepenis. Tas pastebėta labai seniai, prieš 20 metų, bet ištirta palyginus dar neseniai. Nors ta informacija jau gerai žinoma nuo 20 maždaug metų. Ir aš labai abejoju, ar jums perkant iš platintojų, perkant vaistinį, kas nors labai pasiteirauja apie jūsų kepenų būklę. Kodėl būtent kepenų? Dėl to, kad viską, ką mes valgom, rezorbuojasi, pradeda skrandyje, baigia žarnyne ir viskas eina per mezenterinės gyslas į kepenis ir ten būna didžiausios koncentracijos. Ten, kepenis bando viską detoksikuoti. Taip visi žino, kad alkoholikai prageria kepenis. Tai vat, kilmė yra ta pati. Tai vat, Indianapolio universiteto mokslininkai vadovaujami Rėjaus Vupalanči. Tai yra, profesorius, labai žymus gastroenterologas, prirašęs daugybę straipsnių, tyrė 1418 žmonių nuo 2004 iki 2018 metų. Ir tie visi žmonės buvo stipriai nutukę ir Kombodžos garsinėje arba vieną, arba su arbata žaliaja naudojo svorio metimui, tai yra sotumo jausmui sukelti. Ir iš tų 1418 žmonių 22 susirgo vidutinio arba aukšto laipsnio toksinių kepenų pažeidimų. Tai yra rimtas smūgis per žmogaus sveikatą. Tai tikrai yra per daug. Lengvinanti aplinkybė, tai kad nutukęs stipriai žmogus, jis jau ir taip kepenis yra gerokai pažeidęs, surebėjimo, taip, visi žino lipidozę kepenų. Tai jau tas yra, jie yra jautresni, bet vis tiek tas skaičius yra žymiai didesnis negu vartojant kažką kitą. Tas tyrimas netgi vadinasi, turi trumpinį Drug Induced Liver Injury Network. Sutrumpinai DILIN. DILIN, prisiminkite. Tai tokius abreviatūras turi labai aukšto lygio moksliniai tyrimai. Ir jūs galėsite paskaityti. Tai koks būtų protingas elgesio modelis. Įsiveskite Kombodžos garsinę ir pamatysite pilną reklamų, kad Lietuvoje gali įsigyti ir ten. Ir aš tikrai labai abejoju, ar platintojas ar vaistininkas jūsų paklausė, kokia yra jūsų kepenų būklė. Bet tą turėtumėt pasidaryti patys. Tiesiog, prisiminkite, ar kepenys nėra jūsų silpnoji vieta, ar nėra buvę geltų, kažkokio kitos kilmės hepatitų. Pasidaryti galite tyrimus, kepenų fermentų tyrimus, visi žino tas pagrindinius, galite koguliogramą, nes krešėjimo faktorius taip pat kepenys sintezuoja. Pagrindinis nuo vitamino K priklausomas dydis yra TNS arba angliškai INR didžiosios raidės, tarptautinis normalizuotas santykis. Baltymo kiekį, albuminą, globulino frakcijas ir geriausia be abejo, kad darytumėt gydytojų priežiūrai. Šeimos daktarui įvertinti jūsų kepenų būklę tikrai nėra sudėtinga. Tai ir jeigu kepenys tikrai yra kažkokia tai konfliktinė jūsų, tai tada arba pereiti prie kito vaisto, arba šito vaisto atsisakyti. Man apskritai truputėlį keistoka, aš turiu valią ir man ten truputėlį panevalgyt, yra vienas juokas ir ten tą svorį susitvarkyti. Bet jeigu tos valios nėra, tai žinot, pasirinkit mažesnę blogybę. Aš labai gerai suprantu tos žmonės. Tas obsesinis valgymas, tai tiesiog yra kartais žmogų gelbsti nuo savižudybės. Ir pasakyti ten labai lengva ranka, tu nevalgyk, negerk, tu bevaliai ir ten nerūkyk, tai yra labai paprasta. Geriau aš labai mėgstu frazę, geriau tėvas ar senelis storas, bet gyvas, negu ten eitų ir pasikabintų, ypatingai dabar tokiam ypatingai nervingam ir traumuojančiam fone. Taigi, mylėjai, atkreipkite dėmesį, ar jūsų draugų, jūsų giminaičių, stambių žmonių tarpe nėra žmonių, kurie vartoja Kombodžos garsinę ir padarykite jau mano minėtas išvadas. Iki.